Nuosekli nosies purkštuvo naudojimo instrukcija. Jei gydytojas jums paskyrė taip atrodantį nosies purkštuvą, prieš naudodami perskaitykite pakuotės lapelį. Tuomet, jei jūs ruošitės naudoti nosies purkštuvą pirmą kartą, jeigu nenaudojate purkštuvo keletą dienų, arba jeigu jūs palikote dangtelį atkimštą ir atrodo, kad purkštuvas neveikia, prieš purkštuvo naudojimą turite atlikti 3 paprastus žingsnius, kad būtumėte tikri, jog visuomet gausite pilną vaisto dozę. Pirmiausia, energingai pakratykite nosies purkštuvą uždengtą dangteliu maždaug 10 sekundžių. Tai svarbu, nes preparatas yra tiršta suspensija, kuri suskystėja, kai gerai pakratoma. Išpurškiama tik tada, kai jis suskystėja. Kratydami nosies purkštuvą, palikite dangtelį uždengtą. Tam atveju, jeigu buteliukas kartais iškristų iš rankų. Antra. Nuimkite dangtelį stipriai paspausdami dangtelio šonus nykščiu ir rodomuoju pirštu. Tuomet paruoškite purkštuvą įpurškimui į nosį. Laikykite purkštuvą vertikaliai, pakreipdami nuo savęs. Stipriai paspauskite mygtuką ir pakartotinai paspauskite mygtuką, kol purkštuvas išpurkš smulkių dalelių debesėlį į orą. Jeigu purkštuvas nebuvo pakankamai gerai sukratytas, gali prireikti daugiau paspaudimų, kad purkštuvas gerai veiktų. Dabar purkštuvas paruoštas naudojimui. Kai purkštuvo nereikia paruošti, jo naudojimas yra paprastas. Kasdien naudodami nosies purkštuvą, prieš nuimdami dangtelį, energingai jį pakratykite. Tada išsipūskite nosį, kad išvalytumėte nosies ertmę. Kad įpurkštumėte vaistą, nykščiu arba rodomaisiais pirštais, laikykite purkštuvą tvirtai ties mygtuku. Laikykite jį dešinę ranką, jeigu dėsite jį į kairę šnervę, ir atvirkščiai. Palenkite galvą truputį į priekį ir įstatykite antgalį į vieną iš šnervių, truputį pakreipdami į lauko pusę nuo nosies pertvaros. Tada stipriai paspauskite mygtuką, tuo pat metu įkvėpdami per nosį. Ir viskas. Išimkite antgalį ir iškvėpkite per burną. Jeigu jūsų dozė yra 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę, vėl įdėkite antgalį į tą pačią šnervę, paspauskite mygtuką ir įpurškite antrą dozę. Tada įpurškite tą pačią dozę į kitą šnervę. Pabaigoje visuomet uždėkite dangtelį, kad purkštuvas nepridulkėtų ir neužsikimštų antgalis. Teisingas purkštuvo naudojimas kiekvieną dieną leis jums gauti maksimalią gydymo naudą. Saugokite buteliuką vertikalioje padėtyje. Jei purkštuvas neveikia. Jei jums atrodo, kad purkštuvas neveikia, pasitikrinkite, ar jame vis dar yra vaistų. Pakelkite nosies purkštuvą ryškioje šviesoje prieš langą ir pasižiūrėkite. Jei skysčio lygis yra labai žemas, gali būti, kad yra per mažai vaistų, kad nosies purkštuvas galėtų veikti. Jeigu nosies purkštuvas kurį laiką nebuvo naudojamas arba buvo paliktas be dangtelio, jį reikia iš naujo paruošti purškimui, naudojant 3 paprastus žingsnius, kurie buvo parodyti pradžioje. Jei vaistų yra pakankamai, patikrinkite, ar nosies purkštuvas nesugadintas. Jei manote, kad purkštuvo antgalis yra užsikimšęs, norėdami jį išvalyti, nenaudokite smeigtuko ar kokio nors kito aštraus daikto. Jūs turite iš naujo paruošti nosies purkštuvą, naudodami žingsnius, kurie rekomenduojami purkštuvo paruošimui. Nemaloniu atveju, jei nosies purkštuvas vis dar neveikia arba purškia skystą srautą, o ne smulkių dalelių debesėlį, nuneškite jį atgal į vaistinę pasitarti. Išsamesnę informaciją galite rasti paciento informacijos lapelyje pateiktame kartu su pakuote. Svarbu, kad norėdami gauti geriausią rezultatą, naudodamiesi savo nosies purkštuvu, kiekvieną kartą nusipirkę naują nosies purkštuvą, perskaitytumėte pakuotės lapelį, kad būtumėte tikri, kad naudojatės nosies purkštuvu teisingai. Galiausiai, niekuomet neužmirškite stipriai pakratyti, padaryti paruošiamąjį bandomąjį purškimą, jeigu tai reikalinga. Visuomet uždėkite dangtelį ir saugokite nosies purkštuvą vertikalioje padėtyje.